Palieku savo stovyklavietę. Turim jau 8 valandas. Ai, šiandien nesivarginau keltis 5. Jautęs, kad kažkaip organizmui noris miego daugiau. Ai, galvoju, šiandien tokia lengvesnė diena bus. 44 km, 200 metrų sukilimo iki mano bukingo. Nes pasiėmiau bukingą, tokia miestelį. Atsišviežint reikia. Pailsėsiu ir reikia išsiskalbti dalykų, nes jau, pavyzdžiui, savo tos antklodės, to miegmaišio įvalkalo aš neskalbiau nuo pirkimo. Tai čia nežinau, jau kokie 2-3, gal 3 kokie mėnesiai. Vietelė šiaip bombinė buvo, tikrai nesitikėjau šiandien gauti kažko tokio gero. Toks saulėtekis matęs eina savo. Privažiavau kažkokį tvenkinuką. Čia žmonės žvejoja. Labai faina vieta. Po medžiukais, soliukai tokie. Staliukai. Čia yra kažkokia žaidimo aikštelė. Čia kažkoks senas golfo laukas. Bonjour. Jo, šiandien jau nuvažiavau kokį, nežinau, 7 procentų savo atstumo ir tik dabar pirmą dviratininką pravažiavau. Va, tai parodo, kokiais nuošaliais keliais aš važiuoju. Visiškai neturistiniai, tokie mažyčiai miesteliai. Nice. Nes ten palei pakrantę, link Bordo, kai važiavau, tai kas minutę dar dažniau pravažiuoju. Netgi grupės tų žmonių. Eina savo, ar važiuoju per tokį miškiuką ir belegai pradėjo akliai pulti, ten tos musės kandančias zarazas. Tai aš dabar tik pastebėjau, kad kiek mano greitis padidėja, aš dabar pučiai skrendu. Kokia motivacija yra, plembai, kad nekastų, noris pabėgti nuo jų. Nekenčiu. Odai tai odai, nu jie tokie bejėgi biški yra. Bet va tie akliai tai tikras košmaras. Atvariau į didesnį miestelį čia, dar iki to mano Airbnb, apsipirkt maistą. Nedirbu. Vasaros atostogos. Žodžiu, nežinau, maistą iš kur reiks gauti, nes daugiau parduotuvių kaip ir nebėra. Iššovau į kepyklėlę, pasiėmiau išsinešimui tokių wrapsų. Ir čia kažkoks omlets, nežinau, kažkoks dalykėlis su daržovėm. Ir dabar šaunam jau į savo bookingą. 8 km belika, spaudžiam, nuvarom, nusiprausiam ir pavalgom.
Oho, kraštovaizdis biški pasikeitė, ką? Kardinaliai pasikeitė, sakyčiau. Žalumos kiek daug. Oi, jau menu, jau kapnoru į hoteliuką. Nusipraust, pavalgyt, pakrist, pailsėt. Visad būna tas momentas dienoj apie 12 valandą pirmą, kada būna sunkiausia. Nes karštis jau būna įsismarkavęs, jau būni pamynęs nemažai kilometrų. Tai va dabar tas momentas. Bet tikslas jau arti. Mano miestelis. What? Aš šiais laikais šiaip jau tingi stot, kad pafilmuot su telefonu, bet šį kartą negalėjau. Tokia pilis. Wow. Nu va, šito tikrai nesitikėjau. Toks mažas miesteliuks. Tokia pilis. Nors tų miestelių, jie čia visi turi po kažkokią bažnytėlę, bet nieko panašaus nemačiau dar. Taip naiviai tikėjus, kad čia leidžiama zona droną kelt. Teko nusivilt. Būčiau taip apskridęs. Oi, kokia įkalnė davė prieš finišą. Bet viskas, 100 metrų. Va čia kažkokie tokie namukai. Kažkuriam iš jų aš sustosiu. Gerai, einu ilsėtis. Palieku savo mother kažkokį tai miestelį, kuriam ilsėjaus šią naktį. Šiaip labai patiko apartamentai. Tai įkėliau video. Ir visas buitekas išsiskalbiau. Oi, gerai. Antrą kartą iš eilės gavau skalbenkį. Tai labai gerai, dabar šviežutėlis. Nusiprausęs. Galim vėl kilti. Dabar misija pasiekti Dekatloną. 48 kilometrai. Reik dujų. Reik rankšluostį nusipirkti.
bet tai eina savo kokį įspūdingumo pilis. Pusiau pilis, pusiau bažnyčia. Eina savo, aš negaliu patikėti. Kokie nugludinti akmenys. Eina savo. Žinai, kaip iš kažkokių viduramžių. Kaip būtų įdomu patekti. O, toks aidas viduje girdis. Ai. Reik pažiūrėt gal paradinės duris. O, atidarytas man rats. Važiuoju šiandien palei upę, per visokius kaimus. Jau nebe tokios laukymės kaip vakar. Jo, ir kelių kokybė ženkliai suprastėja dabar. Purtaus ištisai. Reiks jungtis amortizatorius vėl. Buvau išsijungęs, kad palengvint kopimą kalnais. Oi, čia ką tik davė kokios ravėjas. Nu, nepykit, nu. Važiavau čia to takelį ir taip pasižiūriu į kairę. Čia tokia oazė pastatyta, pažiūrėk. Čia toks stogiuks, staliuks. Čia netgi gali pasikurt šatlyku. Šiukšliadėžė, kriauklė. Ir tūliuks. Ne šviežiausias, bet tūliuks ir tualetinė yra. Aš čia pabūsiu, biškė, aš čia pabūsiu. Nu, aš rausim kavikės ir duona su medum su tokia vaizdelė. Nu, pagaliau privažiavau savo Decathloną, apsipirkau ką reikėjo, pasiėmiau dujas, pasiėmiau rankšluostį naują ir čia, va, ten Decathlons, o čia tokia visai šalia buvo kavinikė, tai biškį pasistiprinau, dabar kaip miegutis užtraukė, jau senukai turėjau tokį gerą miegą naktį. Jeigu ir būdavo geras, tai jis trumpas būdavo. Tai pakreišiu dabar foketuką. Nu, o dabar galim pabandyti biškį paeditinti. Turim jau, nežinau, matos, nesimato, 7 valandas. Prasėdėjau vėl visą popietę. Ir jau orelis pažiūrėjo kaip keičias. Negali būt. Užėjo vėjas, pradėjau lašnuot, apsiniaukė, pagaliau gaivu. Dabar varom iki Lidlo biškį apsipirkt. Ir reiks judėti, dar biškį pavažiuot ir ieškot kur miegot. Prisipirkau visą maišą. Bele kiek dalykų, kaip kad su mašina važiuočiau.
Radau 10 centų ant žemės. Labas rytas. Pagaliau išmiegojau. Išmiegojau ilgai. Turim beveik 8. Parašė ryte, kaip matot. Oi, kaip reikėjo šitą be žadėtuvo natūraliai pabusti. Sustojau kažkur pakeliai turgelį. Nu kaip turgelį, kieme žmogus pasiimu melioną.
Radau ženklą. Tai ragausim pirmą kartą. Sakė vietinis melons. Gerai, kažkokį vaisių. Visą laiką kažkaip norisi rytą kažkaip vaisių iššauti tokį gaivų. Sustojau čia dabar vieną miestelį. Tokiam irgi randominiam. Ir vėl tokia oazė. Pažiūrėk, vėl stogiuks, soliukai, netgi dviračiam vietą prisisiekti. Ir pažiūrėkit, koks tūliuks. Tiesiog. Kaip kokiam prekybcentrį. Pliam, aš Prancūzija žaviuos. Geras visai. Saldus. Tik kažkoks keistas poskonis, bet jau senokai yra nevalgiu, tai gal čia taip turi būti. Pasistiprinta. Prisipildžiau vandens, išsifiltravau tam kraniukį, tikiuos normalus tas vanduo. Ir varom toliau. Palei upę. Po biškutį link miesto Tours. Oho. Kokie čia urvai. Ohoho. Gal parašyta? Ką internetas nieko nesako? Regis nesako. Oi, nu sau. Čia reik neit. Man grinai ant šalmo pradėjo birėti. Visokie akmenukai. Pažiūrėk, čia kiek nubirėję. Čia reik neprikolinti. Rimtai užgrius ten. Eik tu savo. Va, nežinau, ar matot, bet grinai krenta prie mano akių visokie akmenukai. Dabar davėjas kaip pučia. Važiuojam. Va, čia dabar šalia tokios didelės upės važiuoju. Hello! O, kavara. Su dvigubu dviračiu. Vėjas tai be bairė žiaurus. Ant 7 km per valandą, ką tik pumpavau lygį keliu. Ant lengviausios pavaros.
Pasėdėjau McDonald'e, jau nebeapsikenčiau aš tovėję. Būtinai reikėjo pailsint centrinę nervų sistemą, nes jau buvau beveik ištaškyts. O dabar turim 5 valandas, galim šauti į kelią. Šiandien nėra ant tiek jau labai karšta, tai galima ir jau anksčiau pabaigti poilsį. Eina savo, čia šaknis taip išsivinioja ant sienos, eina savo. Įspūdingos visai vietelės. Eina savo. Kai man patinka tokias vietelės. Neslėpkim, Subinė atbuko konkrečiai. Dabar po to McDonald'o, kai pradėjau važiuoti, taip važiavau non-stopu. Be pertraukėlių. Kai yra tokia rutina kaip dabar mano, rytą iki pietų mini, tada kažkur orai pasėdėt, kad pailsėt nuo karščio, pamontuot video. Žodis pasėdėt, vėl sėdi. Po to atsistoji nuo stalo, kad vėl atsisėst ant dviračio. Ir tokia ta diena. Tai jau jaučias. Dabar turim po 6:15. Dar pavažiuosiu kokį 10 kilų. Ir stosiu. Penktadienio vakaras. Mažas miestelis. Visur taip tylu, ramu. Visi sulindę į savo kambariukus tikriausiai. Arba kažkur didmiestis jaučia, bet ne čia. Aš jau irgi to įlysiu į savo namuką mažą. Stumės į tokį kalną. Kažkaip turiu nuojautą, kad čia bus gera vieta nakvyniai. Nu tokia, kaip ir atrodo gera, nes čia tikriausiai nieks nevažinėja šitų kelių. Bet va ten ir gatvė, blemba. Tai nežinau. Čia aš būčiau pasistatęs. Bet kažkaip... Gal koks skirtumas. Kas čia man ką padarys. Nes va ten toks bombinis būtų saulėtekis toj pusėje. Va ten mašinas važiuoju. Bandau. Aš manau verta bus. Nu va, įsikūriau. Dviratuks. Ilsis. Aš ilsiuos. Vakarienį šausim, sriubikės trintos porcijkę ir tokių sausiukų. Užsitepsiu avokadą ir pomidoriukų biškį. Ir užteks. Šiandien sotus pietus buvo. Šiandien numinta vėl normikė, biškį virš 50. Nice.